Noriu pasidalinti keletą patarimų, kurie naudingi bus visiems naudojantis skalbimo mašiną. Jeigu neįsijungia jūsų skalbimo mašiną, pirmiausiai patikrinkite, ar įjungtas kaištukas į elektros tinklą. Jeigu skalbimo mašina negriežia, tada pirmoje vietoje reikia tikrinti filtrą. Pažiūrėti, ar nėra kas užstrigę. Kai filtras išvalytas, tada vėl pabandykite įjungti griežimo funkciją. Jeigu jūsų skalbimo mašina griežiant labai dreba, pirmiausiai tikrinkite, ar gerai sureguliuotas kojelės. Mašinos laisvumą reguliuoja kojelės, kurios galima sukinėti vienoj pusėje ir kitoj, kad mašina stovėtų stabiliai. Jeigu atsitiko tokių dalykų, kur negalit patys susitvarkyti, nežinot kaip atrasti sprendimą, tokiu atveju kvieskit skalbimo mašiną meistrą.